Labadiena. Labadiena. Kokiu klausimu? Mes čia apie šiandien dienos įvykį. Nu, šiandien daug įvykių buvo. Su mašina įvykis. Buvo. Bet policininkai jau viską apklausė, duomenis paėmė. Nu, viskas. Tyrimas eina, o man ką? Draudimas yra. Ramu. Jo, suprantu, bet kai iš tavęs atėmė mašiną, tai kiek ten buvo žmonių? O jūs vyrai kas tokie? Mes privačiai pas tave. Privačiai. Nu tai vat privačiai prašom iš mano kiemo ir važiuokit. Klausyk, žmogau, mums reikia tavo pagalbos. Baik išsikalinėt, gerai. Mano seserį šiandien pagrobė. Pareigūnams pranešta, eikit pas juos ir ten aiškinkitės. Aš tau sakau, seserį mano pagrobė. Aš su ja jau susitikti, mačiau pats tą mašiną, paskui tik tai telefoną ant žemės radau. Pasakyk, ką žinai, ką? Sakai, seserį? Taip. Nu, mergina buvo mašinai. Mergina. Šita? Jo, šita, bet labiau užbalusi. Ką reiškia išbalus? Nu, gulėjo ant galinės sėdynės. Atrodo sumušta. Aš bandžiau padėtas, nu, toks džentelmenas su pištolėtu iššoko. Nu ir ką? Kur dabar ta mašina? Nu, greičiausiai, pareigūnai paėmė į kokią saugomą aikštelę pastatė. Iš kur aš žinau. Mums reikia surasti tą mašiną, ten rasim ką nors naudingą. Davai, ačiū. Ačiū. Dačių nepastatysi, dačių. Na kaip tu, Viktorai? Žinai, tada prieš 10 metų, kada partrenkė mano sūnų, aš savo prisiekiau, kad visą likusį gyvenimą aš paskirsiu kerštui. Aš dėjau ant policijos, dėjau ant kitų. Žinai, aš nusprendžiau, kad pats tą šūdžių susirasiu. Ir štai šitomis rankomis aš jį pasmauksiu. Jeigu kas nors man būtų jį tada atvedęs, aš net neįsivaizduoju. Aš net nesuvokiu, ką aš būčiau su juo padaręs. Bet žinai, prabėgo daug metų ir aš džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad man tai nepavyko. Tai skausmas ir tuštuma, jinai niekur nedingo ir nedings. Bet reikia gyventi. Aš gyvenau tada dėl savo kito sūnaus. Ir ačiū Dievui, kad tą naktį, kada jisai prarado savo brolį, jis dar ir neprarado savo tėvo. Viktorai, tugi turi dar vieną dukrą. Jai dabar tikrai nėra lengviau negu tau, Viktorai. Todėl nepadaryk jai blogiau. Dar blogiau, supranti? Gal aš užėmiau jūsų vietą? Vietos čia sočiai, prisėskit. Žinau, kaip čia gera pasėdėti, patylėti. Nepažadu, įkyrus nebūsiu. Jūs iš vaikų namų? Taip. Šitų žmonių žvilgsnį yra kažkas tai išlikę iš tų dienų. O kodėl jūs sakot, kad aš iš vaikų namų? Ką jūs irgi iš vaikų namų? Aha. Mano žvilgsnė irgi matyt kažkas tai išlikę. Iš tų laikų. Žinai, kai man būna sunku, bet taip sunku, kad staukt norisi. Aš visados ateinu čia ir prisimenu. Prisimenu viską. O tada suprantu, kad ir kokios negandos tai užkluptų. Kad ir kokia sušikta diena bebūtų, jinai yra 1000 kartų geresnė už bet kurią kitą dieną praleistų šitų sienų. Matyt, kad man teks čia dažnai lankytis. Toks jau sušiktas gyvenimas. Bet mums pakaks vietos dviese, taip? Ja. O ko jūs vardu? Steponas aš. Aš Robertas. Aš irgi, matyt, užsuksiu dažniau. Kažkaip priduoda stiprybės.
Sveiki. Man sakė, kad kuo greičiau atvykčiau, nes yra reikalas. Reikalas yra, tai sėsk. Mes kaip tik čia galvojam, ką darom su Oskaru. Tai aš turiu porą minčių. Klauk. Mes galim nušauti du zuikius. Pirma, lėtai ir skausmingai keršyti Oskarui. O antra, iš to dar užsitirpti Navaro. Nu, tu čia jau svaigstysinik. Nu, patylėk. Te švarcai. Oskarą labiausiai sunervino tai, kad Slimas apiplėšė jo saugomą objektą. Toliau. Nu, tai reiškia, kad jo verslas jam labai svarbus. Nu, toliau. Mes ir toliau galime apiplėšinėti jo įmonės saugomus objektus. Ten yra parduotuvių, valiutos keityklos, bankų padaliniai. Visa tai, kur laikoma kešu. Nu, gerai. Tai kuo daugiau jo saugomo objektų mes apiplėšim, tuo labiau jis praras įtaką ir pasitikėjimą ir bankrutuos. Nu, nedurnai. Nedurnai. Gerai, pala, iš kur mes žinosim, kokius objektus jis saugo? Aš turiu sąrašą. Opapa. Va, prašau. Nu, greitai, greitai. Kur čia pas jūs tupykla? Ten tiesiai ir kairė. Ačiū, meniu palikit. Sveiki. Sveiki. Aš nepavėlavau, mes 6 tarėmės. Ne, viskas gerai, aš tiesiog pasveiksinau. Čia man? Sveikata? Fu, bet aš kažkaip šiandieną net neplanavau. Sutarkim, kad šiandien nesistengsim atrodyti geresnį, nei esam iš tikrųjų, ką? Sutarkim. Ir nežaisim tardytojų. Ne, vat prisiekiu ranką padės ant meniu. Galiu paprašyti tavęs dar vieno dalyko? Prašyk. Nekalbėkime apie asmeninį gyvenimą, gerai? Kalbėkime apie vaikystę, apie keliones, apie teatrą, muziką, apie degalus ir kavą galų gale. Tik ne apie asmeninį gyvenimą, gerai? Gerai. Man tai tinka. Tau tikrai tinka? Taip. Tai nuo ko pradėsim? Man būtų įdomu, va, apie degalus. Aš tikrai labai smagiai leidžiu laiką su tavim. Patikėk manim, aš irgi puikiai leidžiu laiką su tavim. Ir džiaugiuosi, kad mes sugebėjom nepaliesti asmeninių gyvenimo temų. Na, toks buvo jūsų prašymas. Ne jūsų, o tavo. Tavo. Mano. Ne. Nesikreipki mane jūs, sakyk man tu. Ai, ta prasme. Gerai. Gerai. Ir aš tau pažadu, kad vieną dieną aš tau viską apie save pasakosiu. O aš tau pažadu, kad vieną dieną aš viską išklausysiu. Turi cigaretę? Aš nerūkau. Aš irgi. Nors.
Ašgi sakiau, aš nerūkau. Ašgi sakiau, kad aš irgi nerūkau. Kiek laiko nerūkai? Nu, jau 20 dienų. Wow, tai čia visą amžinybę. Žinai, 100 metų bandžiau mesti rūkyti ir 20 dieną aš visą laiką suklupdavau. Tai tu labiau imk. Kodėl? Mesgi sakėm, kad stengsimės neatrodyti geresnį nesam iš tikrųjų, bent šiandien. Nu kągi, pats laikas duoti Oskarui atsakomą į smūgį. Kaip pasiūlė Švarcas, mes vieną po kito atakuosim jo firmos saugomus objektus. Kada ir nuo ko pradedam? Reikia pradėti greitai ir nuo kažko paprastesnio. Kas čia mums tiktų? Aš viską sugalvoju, vadinasi, planas toks. Žinot tą naują degalinę ant Kauno kelio? BP. Jo savininkas yra Oskaro brolis. Oskaro firma saugo visus objektus. Bet šita degalinė yra tokia nauja, kad jie nespėjo net tinkamai įsirengti kamerų. Ir jeigu operatyviai susisuksim, apsaugos automobilis tikrai nesuspės atvažiuoti. Taip. Gerai, o ko mums reikės? Dūros, kaukių, mašinos perkaltais numeriais? Bent porą durų reikia pasimti, bus ramiau. Nu, jeigu kasininkė šakosis arba nenorės babkių duoti. Taigi dėl to ir imat tikras dūras, o ne muliažus. Jeigu kad žinosit, ką daryti. Nu, viskas. Važiuojat pasimat žaislus, po 2 valandų susirenkam čia ir judam. Šitas darbas nesunkus, bet mums bus gera treniruotė. Na ir Oskarą suparinsim. Judam. Labą rytą. Kelkitės, balandėliai, pusryčiai aušta. Kas čia vyksta, Vytai, dabar? Kas čia vyksta, tai tau Vytukas nepasakojo, kad jis gyvena su gerokai už save vyresnė moteriškė, kuri jam ne teta ir net ne giminaitė. Ai, juokauju, vaikeli. Juokauju. Nebeturiu sveikatos, aš sena Vytuko kaimynė, o jis nebeturi buto, tai aš taip ir sutarėm, kad jisai mane prižiūri, o aš jam kambarį savo bute daviau. Geras žmogus. Tik Dievas mato, vargelį vargsta. Sūnus vienturtis ir tas jo neteina aplankyti. Į banditus nuėjo. Nors tu, Angelėlį, jo nepalik. Dieve, kaip juda gražiai atrodo. Nusigandę tokie, akis didelės. Birutė, baikit, prašau. Nu, baikit. Na tai, ne mergininkas, žinokis. Į namus nieko nesiveda. Aš jau net buvau pradėjus galvoti, kad jis koks nors biškiai kitoks. Bet dabar matau, kad viskas normaliai. Oi, tai gal aš jums sutrukdžiau tikriausiai. Ne, Birutė, jūs nesutrukdėte. Viskas labai gerai. Tikrai nesutrukdėte. Na tai tada labai gerai. Tada gerai, dabar tas televizorius Dieve, tai tiek ko tik neprirodo. O kas yra, Vytuk? Ką čia panosiai burbi? Tai kas dabar, ko tą galvą kraipai? Kas tave traukuliukai kokį paėmė ir ką? Dieve, jau dabar į tą maistą tiek visko prideda, tai žmonėm galvelės paskui ir kalatoja. Tai taip ir sakyk. Vytuk, sakyk. Birutė, maišaisi, duok mums pakajų. Birutė, būkit gera. Nu. Duokit mums bent 2 minutės. Duok mums pakajų, supratau. Pusryčius palieku. Pautienė su lašinukais. Kiaušiniai, vaikeli, iš tikrų ūkininko. Nu, ne iš ūkininko, iš ūkininko vištų. Jau tai senas liežuvis, tai ko tik neprišneka. Išeinu. A kava tai lenkiška, su nuolaida buvo. Cukraus nedėjau, jau dovanokit. Dantis paskui kirmyje. Išeinu. Na, atleisk man už visą tą spektaklį. Atleisti, aš kitą kartą į tokį ir bilietą pirkčiau, buvo iš tikrųjų stipru. Iš tikrųjų, tai toks, vienišas žmogus, sergantis.
Turėčiai kažkaip tai padėti. Jin sena mūsų kaimynė. Aš viską suprantu, Vytai. Tik dabar galutinai man paaiškėjo, kodėl taip nenoriai pasikvietė mane į svečius. Kaip matai, buvo tam priežasčių. Na ką, man metas? Pavėluosiu į darbą kitaip. Ačiū tau už viską. Man buvo labai gera. Man irgi. Ačiū tau. Susiskambinam? Birutė. Ačiū už pusryčius. Sveikatėlė. Ateik dažniau, tai bus ir pusryčiai, ir pietus, ir vakarienė. O dabar taip, Romeo. Kad man daugiau kambarį nerūkytum. Supratau. Nu tai ką, vyrai. Planas aiškus. Varot į degalinę ir paimat babkes. Jeigu reikia šaudyt, šaudot. Aišku? O tu kur? Į tupyklą. Nu jo, geriau dabar pasišyk negu per operaciją. Švarcai, aš tau sakiau, skambik tik ekstra atvejais. Čia ir yra ekstra atvejais. Nu, ir koks čia ekstra atvejais? Koganas nusprendė pulti vieną po kito Oskaro saugomus objektus ir taip sužlugdyti Oskarą kartu su visų jo verslu. Pirmą objektą puola jau už valandos, bet tu turi pažadėti, kad nesiūsi ten policijos. Geriau tu stebėk iš šono, pafotkink, pafilmuok, surinksi įrodymus, bet būk geras, nesiūsk ekipažų. Nes jie tuoj pat suseks, kad aš nutekinau informaciją. Okei, supratau. Be abejo, jokios policijos. Sakai, po valandos kokį objektą puls? Ta nauja degalinė BP ant autostrados. Nori pasimti visą kasą, bus ginkluoti. Alio, užmigai tu gal ten? Viskas, Maruči, turiu lėkti. Tik dar kartą sakau, jokios policijos, kitaip man bus ragai. Viskas. Švarcai. Švarcai. Švarcai! Diana, atsiliep, prašau. Atsiliepk.